Praeitame vaizdo įraše mes apžvelgėme pirmąją Lietuvos dešimtmečio politinius memus bei satyrą, o dabar kelkimės jau į šio tūkstantmečio pirmąjį dešimtmetį. Taip pat trumpa žinutė, kadangi šis vaizdo įrašas gavosi labai ilgas, aš nusprendžiau šitą vaizdo įrašą padalinti į dvi dalis, taigi ši dalis bus apie 2000-2004 metų politinius memus, o sekanti dalis bus apie 2005-2009 metų politinius memus. Taigi, važiuojam. Taigi, Šustauskas įveikė Landsbergį. 2000 sausį priešingai nei prieš metus vienas pokylis Vilniuje neįvyko, o apie tai apklaustas Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pacitavo Juozo Grušo dramą Herkus Mantas. Laukinių kraštas, jūsų didenybė. 2000 sausį naujai paskirtas LRT generalinis direktorius Vytautas Žukas nusprendė, kad ko jaunai Lietuvai ir jo žiniasklaidai trūksta, tai yra dvelksmo iš rytų. Todėl į Lietuvos radijo direktorės jis paskyrė Jūratę Laučiūtę, moterį, kuri nuo 1970 metų dirbo Leningrade. Per šį ilgą 30 metų laikotarpį Jūratė netgi spėjo prisidėti prie kai kurių politinių partijų Rusijoje įkūrimo. Metų pradžioje Audrius Butkevičius gavo ko norėjo – laisvės. Išėjęs paskelbė karą Landsbergiui, o tautos folkloras teigė, jog Seime jam bus išmontuota kėdė, kad netektų daugiau sėdėti. Kovo mėnesį įvyko savivaldos rinkimai. Juose Rolandas Paksas buvo vėl išrinktas Vilniaus meru. Bet svarbiausias įvykis buvo tai, jog Kauno meru tapo žmogus legenda – Vytautas Šustauskas. Po šio įvykio labiausiai nepasisekė Kauno miesto savivaldybės fikusams, į kuriuos anot tuometinių kalbų Kauno meras reguliariai šlapindavosi. O pirmas jau mero Šustausko pasiūlymas Kauno tarybai buvo nukelti įvairių klausimų svarstymą į kitą savaitę ir visiems kartu nueiti į valgyklą, pakelti po taurę. Ne, aš nejuokauju, štai LRT archyvinė medžiaga. Po pertraukos naujasis meras pasiūlė atidėti miesto tarybos svarstymui pateiktus klausimus kitai savaitei ir nusileisti į Rusiją esančią valgyklą, išgerti po taurelę. 2000-aisiais, kaip jau buvo galima suprasti iš Butkevičiaus kalbos, visi kas netingėjo variant Landsbergio ir konservatorių valdžios, kadangi dėl ekonominių sunkumų ši valdžia tapo ypač nepopuliari tautos gretose. Tačiau balandį visas šias istorijas nurengė skandalingai vertinamo Juozo Urkos susigalvota istorija, jog Landsbergis yra jam skolingas $400,000 ir šios paskolos negrąžino. Deja, bėgant metams Urka neatgaus savo išsigalvotas sumos, o tik rankėsis nepalankius verdiktus iš teismų dėl įvairių sukčiavimo ir šmeižto bylų. Artėjant vasarai, praeitame vaizdo įraše daug apkalbėtas Vytautas Petkevičius savo sodyboje pastatė koplyčią Landsbergiui, kuri turėjo ir antrinę funkciją. Joje buvo laikomos dešros rūkymui. Taip pat vasarą paaiškėjo, jog tuometinis ministras Sigitas Kapčys, pasirašydamas Viljams ir Lietuvos sutartį, taip pat įsiderėjo, kad Viljams iš jo nuomodosi namą Mažeikiuose už 8750 litų per mėnesį. Mažeikiuose. Už 8750 litų. Na va. Ne vien Viljams apgavo Lietuvą, bet ir Lietuva Viljams. Tačiau pagrindinis įvykis vasarą buvo tai, jog rudenį vykstantis Seimo rinkimai įgavo pagreitį, kuriuose jau buvo gana aiškus konservatorių valdžios likimas. Bendras kontekstas, kad žiūrovams nekiltų sumaišties, tai 2000 metų rinkimuose dar nebuvo pilnai susiformavusios politinės partijos, kurias žinome dabar, o jų vietą užėmė tam tikros koalicijos ir blokai. Iš šių judėjimų pagrindinis buvo Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija. Taip, bičas ant tiek kietas, kad jo vardu visą koaliciją pavadino. Naujasis blokas, kurį sudarė Naujoji sąjunga, Artūro Paulausko partija, Liberalų sąjunga, Rolando Pakso partija. Ir dar buvo kitų, tačiau mes jau per ilgai užsistovėjome, todėl judame toliau. Marijonas Mikutavičius šiems rinkimams perdarė savo naują dainą 3 milijonai ir ją pavadino 2 milijonai rinkėjų. Rinkiminės kampanijos pradžioje nuo Lietuvos demokratinės darbo partijos būstinės buvo nuplėštas ir pavogtas plakatas. Turtingiausius kandidatus šiuose rinkimuose pagal vidurkį turėjo skurdžiausiam visuomenės sluoksniui, bent jau taip tuo metu teigė Delfi, atstovaujanti Lietuvos valstiečių sąjunga.
Tačiau turtingiausias žmogus, dalyvavęs šiuose rinkimuose, buvo tuo metu dar labiau vietinio žinomumo verslininkas iš Kėdainių, kuris buvo nepartinis Naujosios sąjungos kandidatas – Viktoras Uspaskich. Turiu įtarimą, kad prie jo mes dar grįšime. Lietuvių atsinaujinęs ir savakariškėjęs požiūris į rinkimus atsispindėjo LRT televizijoje, kur su šia nuostabia įžanga buvo atidaromos laidos apie Seimo rinkimus. Šustauskas atėjo ir pasakė, kaip yra. Kągi, Laisvės sąjunga trečią kartą dalyvauja rinkimuose ir trečią kartą turbūt nemeluoja. Taip, kad Kaune trečią kartą į savivaldybės ir sutriuškinom visas partijas. Manau, kad Kaunas nesugriuvo, Kaunas tapo laisvas, demokratinis miestas. Bet debato vedėjas jam irgi turėjo klausimų. Ponas Šustauskas pastaruoju metu išgarsėjo kaip politikas grasinantis žurnalistams duoti į liūlį. Čia yra politiniai rinkimai, aš neatsakau į tokius kvailus ir jūsų klausimus, nes tas politikas, tas žurnalistas, taip atvažiuokit, aš parodysiu dokumentus, galėsiu susipažinti, kad tas žmogus gulėjo Durnyne 72 metais. Atvažiuokit, duosiu asmeniškai jums visą paketą. Šie rinkimai ypač pasižymėjo partijų gausa ir jų panašumų vienas į kitą. Tačiau, manau, tai geriausiai apibūdina šis kadras iš televizinių debatų. Ir dar vienas klausimas, vis dėlto, kas pasikeitė socialdemokratams 2000-ininkams palikus socialdemokratus? Nieko nepasikeitė. Na, kaip už nieką gal ir visai neblogai gavo. O dabar reklamos, kurios jau nebenusileido vakarietiškoms. Ir aš 1000 kartų sakiau savo vadui, mes geri sąžiningi, mes šiemet laimėsim, jis sakė ne velnio, ir jis 1000 kartų buvo teisus, bet geriau negyvent, nei nekandidatuot, nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka 3 rinkimus iš eilės, juk mes ne iš tų, kur pralaimi dar nenugalėti. O žvelgiant į televizinės reklamas, tai paksininkai paleido dar vieną, šį kartą labiau jau homoerotinį videoblogą. Pasirašyti po dokumentu, kuriuo įtvirtinamos, mano galva, nepriimtinos Lietuvai sąlygos, negaliu. Laimės formulė, kas tai galėtų būti Lietuvoje, kai tu esi saugus, kai tavo šeima yra užtikrinta, kad jinai turi rytoj, turi tolimą perspektyvą, kad tu žinai, kad tavo vaikas tikrai grįš iš mokyklos, reiškia, iš jo nieks neatims centų, ir tu žinai, kad... Uždek savo langą tiems, kurie neužmigo, kurie dar nemiega, kuriems ilgi keliai. Už valdžią verta žmogaus, už valstybę verta tėvynės. Lietuvos liberalų sąjunga. Sąrašo numeris 8. O Paulausko naujoji sąjunga, kad paprastas lietuvis suprastų, viską parodė per mašinas. Balsuokite už naująją sąjungą, socialų-liberalus. Mūsų numeris 7. Taigi, rezultatai. Šiuose rinkimuose daugiausiai balsų susirinko Brazausko koalicija, naujoji bei liberalų sąjungos. Todėl dėl šių rinkimų proga švęsti buvo daugam. Bet mes už tą gandą norime jum įpilti rūginukės. Bet kvepia iš tolo. Taip. Žinokit, gimtasis kvapas. Jeigu šitų laikytum ąžuoliniai bačkoj būtų viskit, bet mes neišlaikom. Neišlaikom. Tuščiai ir tuščiai visą laiką. Atidarom. Tik pripilati vėl tuščiai. Ir vėl reikia daryti. Bet kad čia per daug, kur per pusę gal? Ne, kaip prezidentui ne per daug. Jums tikrai negali būti per daug.
Jūs talpus kaip Lietuvos Už arodai. rezultatus, kokie rezultatai tiek ir pilam. Tai palada rezultatų. Į sveikatą! Į sveikatą! Į sveikatą! Galiu! Tačiau ypač šventė Artūras Paulauskas ir Rolandas Paksas, kurie atitinkamai tapo Seimo pirmininku ir jau antrą kartą premjeru. Na, bet antrą kartą Paksas neturėtų pabėgti nuo politinės atsakomybės vos po kelių mėnesių, taip? O konservatoriai buvo nubausti taip stipriai, jog vos 9 mandatus laimėję tarpusavėje save pradėjo vadinti lifto frakcija, kadangi visi galėjo sutilpti į vieną liftą. Taip pat su šia nauja vyriausybė į Lietuvos politiką įeina Briuselio teta Vilija Blinkevičiūtė. Tačiau 2000-aisiais nei ji dar yra Briuselio teta, nei ji dar kažkaip išskirtinai yra naudinga politiniai satyrai. O kadangi Šustauskas ir Paksas buvo išrinkti į Seimą, vos po 6 mėnesių keitėsi Kauno ir Vilniaus miesto merų rokiruotės. O politiniams memams ypač svarbu yra tai, jog po šių pokyčių Artūras Zuokas tampa Vilniaus meru. Tačiau kol kas jis dar yra tik jaunas ir perspektyvus politikas, kaip ir kažkada buvo Paksas. Taigi pirmieji šio dešimtmečio metai prasidėjo nuo didelių pokyčių politikoje. Tačiau kaip viskas klostėsi toliau? Labai neblogi nauji metai buvo. Jeigu nebūtų daug labai bonkių, tokių Kaip sveikatos? Va! Sveikatos bus rytoj. Metų pradžioje buvo pradėta spręsti partijų su panašiais pavadinimais problema, kai Algirdas Brazauskas prie bendro stalo pakvietė įvairias socialdemokratų partijas bei buvusius komunistus, kad sudarytų vieną bendrą politinę jėgą – Lietuvos socialdemokratų partiją. Balandį Vytautas Žukas atsistatydino iš LRT generalinio direktoriaus pareigų. Todėl laikinai generalinė direktorė tapo iš Rusijos grįžusi Jūratė Laučiūtė. LRT pasikvietė Paksą pabūti kareivių dienai, tačiau tuo pačiu buvo nufilmuotas ir jo pasiruošimas šiai dienai, iš ko lietuvių tauta gavo pirmą ryto rutinos vlogą. Nu, triušiai, saugok namus, vyrų nebūt svetimų. Ne? Maišiuką. Rolandas Paksas nori tarnauti Paskui studijauti. į bazę šičia. O ką šiais metais veikia Šustauskas? Birželį Šustauskas pasirodė Bike Show Millennium renginyje. Ir aš net nežinau, ką daugiau pasakyti. Tiesiog pasižiūrėkit. Bike Show Millennium Vilnių organizatoriams neprognozavus pretendavo tapti Seimo narys, buvęs Kauno meras Vytautas Šustauskas. Man buvęs meru pernai vyko pirmoji šventė, kur tikrai jaunimas visą Lietuvą pamatė, kad Kaunas yra Kaunas.
Tačiau Šustauskas užjudėjo ne vien pas baikerius, kadangi po kelių dienų vykusioje laidoje Korida Šustauskas teigė, jog jis neatmeta galimybės atsinešti Kalašnikovą į Seimą ir jį panaudoti pagal paskirtį. O šiaip įdomu, ar Šustauskas būtų pranešęs jo atžvilgiu geresniems Seimo nariams, kad jie neateitų rytoj į Seimą. Grįžtant prie tautos valdovų, jeigu jums kilo klausimas, kaip tiek daug ambicingų žmonių išsilaikė vienoje vietoje, tai atsakymas neišsilaikė. Jau birželį po vos pusės metų nauja koalicija subyrėjo, kai Paksas vėl pasitraukė iš premjero posto. Bet vertėtų pagirti Paksą, kadangi šį kartą jis išbuvo vienoje vietoje netgi 69 dienomis ilgiau. Čia įtark bairę apie 9. Praspyrus Pakso liberalus, Brazauskas, draugų žinomas kaip Brazas, kartu su Artūro Paulausko naująja sąjunga subūrė naują vyriausybę. Rudenį pasaulis sukrėtė rugsėjo 11-osios atakos. Ir atsitiktinai tuo pačiu metu Valdas Adamkus vyko Jungtinės Amerikos valstijas užsienio vizitui. Sutapimas? Nemanau. Spalį dešiniosios jėgos pradėjo sekti Brazausko pavyzdžiu ir pradėjo vienytis, kai 4 partijos susijungė į Dešiniųjų sąjungą. Tačiau ši jėga politinio proveržio nepatirs ir po kelių metų prisijungs prie Tėvynės sąjungos. O bendrai, vienijimosi procesas dešiniųjų flange užtruks daug ilgiau ir savo galą pasieks tik 2008 metais, kai jų pavadinimas pasieks jau 10 žodžių. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai. Na tikrai, labai įkvepiantis pavadinimas. Lietuva šiandien kyla ir stiprėja. Praeitais metais pabėgus iš premjero posto, šiais metais Rolandas Paksas pradeda ruošti savo svarbiausiam gyvenimo skrydžiui. Skrydžiui į prezidentūrą. Prie šios telenovelės sugrįšime vėliau, kadangi pavasarį lietuvių dėmesį sukaustė meilės istorija. Balandį premjeras Brazauskas išvyko atostogauti į Egiptą. Tačiau jis išvyko ne vienas, o kartu su Lietuvos ministrų centrinio komiteto valgyklos vedėja Kristina. Tačiau tai vis tiek nebuvo pilnas svečių sąrašas, kadangi apie tai sužinojo žurnalistai, taip pat išvyko į Hurgadą. Ši istorija buvo skandalinga todėl, kad Algirdas Brazauskas iki šios kelionės 2002 metais teigė esąs vedęs, o tai buvo rašoma net oficialioje vyriausybės Brazausko anketoje. Bet sutikus žurnalistus Egipte, ši anketa buvo greitai pakeista ir Brazauskas tapo nevedęs. O iki šiol jis buvo vedęs ne Kristiną, o tokią Juliją, su kuria jau daug metų nebegyveno kartu. Tačiau pasak Julijos, kad jie išsiskyrė dar 2000-aisiais, jis sužinojo tik 2002 metų pavasarį, kai žurnalistai pradėjo skelbti vis daugiau informacijos apie Algirdą ir Kristiną. Tautoje sklido kalbos, kad Kristina pati išdavė apie šią kelionę žurnalistams, kad taip galėtų labiau prispausti Brazauską susituokti su ja greičiau. Ir jeigu ši teorija yra teisinga, tai jai pavyko, nes jau balandį dar vos grįžus iš kelionės Kristina tapo Brazauskienė. Brazauskui labai pasisekė, kadangi 2002 metais Kristina jau buvo solidi verslininkė ir tai buvo visai nesusiję su tuom, kad Brazausko prezidentavimo laikais, dar vykstant privatizacijai, Kristina už simbolinę kainą įgijo prezidentūrai atitekusi draugystės viešbutį, kuris vėliau buvo pervadintas į Crown Plaza. Matot, koks Brazauskas buvo dosnus valgyklos proletariatui, ne veltui socialdemokratas. O dabar galime grįžti į pagrindinę telenovelę. Ir šį kartą rinkimus susiruošė netgi 17 kandidatų, ir tai buvo turbūt spalvingiausi rinkimai Lietuvos istorijoje. Pradedant, tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje lietuviai gavo memų kandidatą, kuris buvo ne kas kitas kaip politinės satyros Lietuvoje pradininkas Vytautas Šerėnas. Jis pažadėjo pastatyti tiltą tarp Klaipėdos ir Stokholmo, įvesti prievolę žmonėms besikeičiantiems vizą, užsisakyti cepelinų porciją, bei perkelti sostinę iš Vilniaus į Visaginą. Šiuose rinkimuose taip pat dalyvavo broliai Vytautas ir Algimantas Matulevičiai. Šias broliškas rungtynes laimėjo Algimantas, likęs 10, o Vytautas liko 12. Tačiau tai dar ne visi Vytautai rinkimuose, jų iš viso buvo 3.
o trečiasis buvo Šustauskas Vytautas. Ir rinkėjams mėgstantiems egzodą atsirado alternatyva šįkart iš Australijos su dar stipresniu akcentu negu Adamkaus – Juozas Edvardas Petraitis. Baigiau Kembridžo universitetą, teisės fakultetą, susituokiau su žmona Giedre Alytiške ir auginam 2 sūnelius. O rinkiminės kampanijos buvo tiesiog įspūdingos. Šerėnas agitaciniam klipui pasinaudojo kitų kandidatų pasisakymus apie jį. Propaganda Films ir dviračio televizija pristato Vytautas Šerėnas. Jūsų teisė rinkti. Vytautas Šerėnas, Ežerų krašto sūnus. Gimęs būkim atviri Dievo užmirštame kampelyje, Ignalinos rajone Antagavės kaime. Išlipo Vytautas senojoje Vilniaus stotyje ir iškart suprato, jis antras. Leninas čia išlipo anksčiau. Vytautą Šerėną daugelis vadina rinkimų juokdariu. Tačiau drįstu teikti, kad yra tų, kurie vadina save politikais ir yra žymiai didesni juokdariai, o Vytautas Šerėnas bent jau neapsimeta. Patikėkite ir jūs Vytautu Šerėnu. Geriausia dovana visiems Lietuvos rinkėjams. Planas 3D. Ypatingos kainos dešrai, duonai ir degtiniai. Ponas Vytautas Šerėnas yra tikrai nuostabus profesionalas. Lietuvoje trūksta gero humoro, geros satyros. Iš tikrųjų, kai pasiklausai, tai kartais tik apie aną galą daugiau nieko. Kaip apie Šerėną, kaip apie aktorių, kaip apie puikų aktorių, pas manęs yra pati geriausia nuomonė. Aš mielai žiūriu visas jo laidas. Man patinka praktiškai visi jo personažai. Jis puikiai suvaidina Bratkas, puikiai suvaidina kitus personažus. Ir jeigu reikėtų šiandien man balsuoti už Bratkas, aš atiduočiau abi savo rankas už Bratkas. Paksas iškėlė fakelą. Niekas neturi teisę švaistyti Lietuvos turto. Rolandas Paksas. Ir tai tikrai neturi nieko bendro su tuo ereliu juodame fone. Dar per LRT Paksas uždainuos. Ak čigonė būrė man ir žadėjo nerimą, Viljamsą ant urlentės, laukiantį prieš Nemuną. Spalį Paksas perskris pro tiltą virš Neries. Taip pat Paksas į susitikimus su rinkėjais skris su sraigtasparniu, didžiuliais tiražais spausdins laikraščius ir daliai žmonių šiuo momentu pradėjo kilti klausimas. Iš kur tiek pinigų? Na bet ką čia, tik oponentai nusišneka, bando sušmeižti gerą kandidatą. Ir išvis, kas tu toks adamkinis, kad tu čia klausinėjai kažkokių durnų klausimų. Taigi judame toliau į reklamas ir agitacijas. Štai taip atrodė Adamkaus reklama. Mūsų mumis kartu, jei sąžinė gyva, juk visiems mums viena vardą davė Lietuva. Julijus Veselka LRT eteryje pasakė griežtai ir tiesiai. Aš siūlau savo paslaugas, siūliau savo programą, kuri skiriasi nuo visų kitų. Išrinksite, jums bus geriau, neišrinksite, man bus geriau. Na tai vis dėlto jam gavosi geriau. Su Rolandu Paksu rinkėjai per televizijos ekraną galėjo prisėsti prie virtuvės stalo ir žiūrėti, kaip Rolandas Paksas romantiškai uždega žvakę. Tai ir uždekim vilties ir tikėjimo žvakę. Ne tik šitam kambarį, bet kad į kiekvieno Lietuvos piliečių namus grįžtų ramybė, viltis, tikėjimas ir meilė. Na ir štai dar kelios reklamos. Aš žmogus. Aš dirbsiu ir kovosiu tol, kol Lietuvoje bus tvarka. Balsuokite už permainas. Gruodžio 22 dieną pagaliau įvyko pirmasis rinkimų turas. Ir rezultatai buvo tokie.
Mažiausiai surinko Rimantas Dagys, gavęs vos 1254 balsus iš beveik 1,5 milijono balsų. Ir apskritai netgi 5 kandidatai nepasiekė 10 000 balsų ribos. Ir čia vertėtų paminėti, kad norint tapti kandidatu, tu privalai surinkti 20 000 rinkėjų parašų. Kad mane kaip tik tai žmonės palaiko. Tačiau laimėtojai vis dėlto buvo Valdas Adamkus su 35 procentiniais punktais likęs pirmas ir Rolandas Paksas su 19 procentų likęs antras. Ir šie du kandidatai pateko į antrąjį rinkimų turą, kuris vyks kitais metais. Tokiais atvejais antrojo turo kandidatams yra gyvybiškai svarbu gauti palaikymą iš pirmojo turo kandidatų, kurie gavo daug balsų, tačiau nepateko į antrąjį turą. Ir vienas iš tokių kandidatų buvo Vytautas Šerėnas. Bet Pakso atstovui atėjus dėrėtis dėl palaikymo antrame ture, jis pirmame sakinyje sugebėjo sumaišyti dviračio šou pavadinimą, o antrame sakinyje sumaišyti kanalą, per kurį jis yra transliuojamas. Todėl Haroldas Mackevičius jį pasiuntė nafta. Pagal šaltinį jis jį pasiuntė labai tiesiogiai rusiškai, tai prezumcijas pasidarykite patys. Ir šiame rinkimų įkarštyje lietuviai gavo keletą savaičių pagalvoti, kokios Lietuvos ateities jie nori. Tačiau koks skirtumas, ką rinkėjai galvoja? Dar kūčių vakarą Vakarų Ekspresas jau paskelbė aišku laimėtoją. Ir šios informacijos jie pasisėmė, kaip jie patys teigia, iš vietinių pranašų. Astrologė Violeta Liaugminienė teigia, jog šiandien Rolandui Paksui žvaigždės labai palankios. Sudėjus kandidatų planetas į Lietuvos horoskopą matyti, kad Rolando Pakso Plutono planeta atsiduria prezidento būste. Rolando Pakso sėkmės planeta Jupiteris yra Lietuvos horoskopo viršūnėje, sujungtas su karjeros būstu. Tai rodo, jog jis politikai bus labai gerbiamas, sukels didelį pasitikėjimą, gali daug padaryti. Šio kandidato angelas sargas, baltasis mėnulis, rodantis šviesiausias žmogaus savybės, irgi atsidūrė horoskopo viršūnėje. Tai reiškia, kad ir ką žmonės apie Paksą bekalbėtų, jis Lietuvai darys tik gerą. Žvaigždės rodo, jog jis prezidento poste gali išsilaikyti net kelias kadencijas. Jupiteris tokią galimybę duoda net 12 metų. Ir su štai tokiamis pranašystėmis mes įžengėme į naujus metus, kuriuose Rolandas Paksas įsiveržė į priekį ir laimė rinkimus. Nuo šiol jis yra Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Taigi, paksametis prasideda. Bet iš pat pradžių tai nėra visiškai centrinis dalykas politiniuose memuose ir apskritai politinėme lauke, kadangi Lietuva jau yra ant NATO ir ES slenksčio. Artėjant lemiamam momentui vyko įvairios diskusijos dėl ES ir su jos susijomis temomis. Ir nors tuo metu tai atrodė visai normalu, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tam tikrai sąstatai šiuose laidose atrodo gana įdomiai. Socialliberalas Artūras Skardžius ir krikščionis demokratas Petras Gražulis kovoja dėl alkoholio reklamos. Ar reikėtų liberalizuoti alkoholio kontrolės įstatymą ir leisti masiniuose renginiuose reklamuoti alų bei vyną? Artūras Skardžius, Seimo vicepirmininkas, socialliberalas, ir Petras Gražulis, Seimo narys, krikščionis demokratas. Labas vakaras. Reikia pinigų rinkiminiai agitacijai. Kitaip sakant, jūs norėjot pasakyti, kad ponas Paulauskas pajutė pinigus lengvus, ar ne? Aš manau, kad negalėčiau to paneigti, apsirūpinus finansais ir jie per kitus šaltinius. Tai yra krikščionims demokratams, tai yra didžiulė nuomonė, nuodėmė sakyti netiesą. O krikščionio demokrato Petro Gražulio patarėjas valdyboje buvo Ignas Vėgėlė. Kitoje laidoje jaunimas diskutuoja apie ES, kurioje Algirdas Paleckis pasisako už įstojimą į ES, o jam oponuoja ES skeptikas Laurynas Kasčiūnas. Svečiai gintuojantis pasakyti taip referendume. Ramūnas Vilpišauskas, socialinių mokslų daktaras. Algirdas Paleckis, knygų apie ES autorius.
Lina Rimkutė, Seimo Europos informacijos centro padėjėja. Toliau svečiai, agituojantis pasakyti ne referendume. Giedrius Šarkanas, politologas. Labas vakaras. Marius Kundrotas, Lietuvių tautinio jaunimo lygos vadovas, istorikas. Labadiena. Ir Laurynas Kasčiūnas, Vilniaus universiteto studentas. Narystė Europos Sąjungoje atneša Lietuvos gyvenimo lygio gerėjimą. Atitinkamai tai automatiškai atsiliepia švietimo sistemai. Taip kad sakyti, kad tuo pasinaudos tik tai maža saujelė žmonių, ne visai korektiška. Iš tikrųjų reikia kalbėti apie tai, kad ES vienaip ar kitaip yra globalizacijos proceso išdava, ar ne, euroglobalizmas. O gegužę įvyko ir pats referendumas dėl įstojimo į ES, kuris truko netgi 2 dienas. Pirmąją rinkimų dieną buvęs pasyvus rinkėjų aktyvumas kėlė riziką, jog referendumas nepasieks minimalios aktyvumo ribos ir taps negaliojančiu. Tačiau tai pamačiusi Maxima nusprendė padėti Lietuvai perkopti šią ribą. Pateikęs rinkiminį lipduką Maximoje, tu už 1 centą galėjai pasiimti skalbimo miltelius, vaisvandenius, šokoladuką arba alaus. Manau, geriausias pasirinkimas kaip ir aiškus. Ir su šia iniciatyva Lietuvai pavyko peržengti visas reikiamas ribas ir jį pasuko tuo baisiu keliu, kur miestai buvo sutvarkyti, algos ir pensijos išauga kartais ir didžiosios dalies Europos sienos atsidarė lietuviams. Taip pat pavasarį vyksta įdomus dalykai Vilniuje. Situacija tokia. Kontekstui tais laikais žmonės turėdavo išrinkti tik miesto tarybą, kuri išrinkdavo merą. Nebūdavo tiesioginių mero rinkimų. Savivaldos taryba padalinta į 2 stovyklas tarp socialdemokratų ir liberalų, kurių lyderis yra Zuokas, o keli Lenkų atstovai tampa kertiniu vienetu, galinčiu nusverti daugumą į vieną arba kitą pusę. Šioje intensyvioje kovoje Zuokas turi vieną problemą – tvirtos nuomonės neturinti frakcijos narį ir architektą Vilmantą Drėmą. Iš pradžių dėl lemtingo balso už Zuoką jam pasiūloma 20 000 litų, tačiau jis šios sumos atsisako. Šią akciją finansuoti turėjo Rubicon grupė su jos lyderiu Janukoniu priešakyje. Po šio nesėkmingo bandymo papirkti Drėmą sekė telefono skambučiai, kurie buvo įrašyti STT. Iš pradžių Drėmai siūlęs kyšį Lečinskas skambino Janukoniui. Nepaėmė, jis ligonis, jį gydyti reikia. Vėliau Janukonis skambino Zuokui. Šitas gi narkomanas alkoholikas nepaėmė, šitas Drėma. Zuokas jam atsako. Manau, jis yra sergantis žmogus. Vėliau Zuokas vis dėlto patempė Drėmą į savo pusę, inicijuoja naują balsavimą, kurį boikotuoja socialdemokratai, tačiau jis yra ramus, nes jis turi minimalią daugumą – 26 balsai iš 51. Bet balsavime Drėma nepasirodo, Zuokas nesurenka daugumos ir viskas griūna. Antro bandymo metu Zuokas bando užbėgti įvykiams už akių. Jis atvyksta į Drėmos namus aiškintis, bet pagal pačios Drėmos parodymus, jis nepasakęs jam išėjo iš savo namų, o Zuokas, iš nevilties nebežinantis ką daryti, bando įtikinti Drėmo žmoną pakviesti Drėmą atgal į jo pačio namus, siūlydama žmonai už šį žygdarbį kelionę į bet kurį Europos kurortą. Trečiame bandyme Drėmai pasiūloma 150 000 litų ir tuo pačiu jam paskirta priežiūra, svaika, kad jis nepabėgtų. Tačiau jis pabėga nuo svaikos, bet po to jam pasidaro nefaina, kad jis pabėgo, jis grįžta pas jį, tada svaika ir dar 2 vyrai jį išveža į sodybą ir atima telefoną. Kitą dieną atveža į savivaldybę, įvyksta balsavimas ir 25-25. Net ir su Drėmos balsu Zuokui nepavyko tapti meru. Štai tokius parodymus pateikė Drėma, kuris vėliau teisme teigė, jog vis dėlto jo nepagrabė, o tiesiog jam taip pasirodė tuo metu. Zuokas 4 bandymų tampa Vilniaus meru, tačiau surprise, jam yra iškeliama baudžiamoji byla už visus jo bairius. O kodėl Rubicon taip stipriai siekia, jog Zuokas taptų meru, galbūt sužinosime šiek tiek vėliau. O kaip sekasi Paksui? O Paksui prasideda keblumai. Jau nuo kovo mėnesio Rolandas Paksas turi pastoviai gintis ir neigti Lenos Tolišvili įtaką jo prezidentavime. Kai buvo teigiama, Paksas galimai konsultuodavosi dėl įvairių klausimų pas ją, kokius pareigūnus skirti ir panašiai. Tačiau įdomiausia procedūra, kurią vykdydavo Tolišvili, būdavo gydymas energiškai įkrautų tualetiniumi popieriumi. Taigi, kaip veikia ši procedūra? Pirmiausia, tu ateini pas Tolišvili su tualetinio popieriaus pakuotė. Kaip šita, pavyzdžiui. Tada jį šią pakuotę pasiema į savo rankas, šiek tiek ją pavarto ir tada jį teigia, kad jis yra energiškai krautas. Po šio susitikimo su Tolišviliu tu grįžti namo
ir tada pasiemi šį įkrautą energiškai tualetinį popierių ir jį apsivinioji aplink save. Jo. Lietuvos Respublikos prezidentas. Ši būrėja taip pat bendravo ir su kitais aukšto rango Lietuvos pareigūnais. Ir čia vertėtų paminėti Lietuvos Respublikos tuometinį premjerą Algirdą Brazauską. Taigi šiuo laikotarpiu ir Lietuvos prezidentas, ir Lietuvos ministras pirmininkas laisvalaikiu vyniodavosi tualetinį popierių aplink save, kad įgautų kažkokią energiją. Bet svarbiausia yra tai, jog valstybei svarbus sprendimai buvo konsultuojami su kažkokia niekieno nerinkta teta iš Sakartvelo. Vis dėlto, didžiausias problemas Paksui kėlė Jurijus Borisovas, kuriam Pakso įsakymu buvo suteikta pilietybė. Vis labiau matėsi, jog Borisovas turi didelę įtaką virš Pakso sprendimų, o kažkokio neaiškaus verslininko iš Rusijos įtaka visada kels įtarimą lietuviams. Ir galiausiai, spalio 30 dieną Brazauskas, Paulauskas ir Paksas gauna VSD pažymą, kurioje teigiama, jog prezidentas yra pažeidžiamas nusikalstamų grupuočių, o prezidentūra kišasi į valstybės tarnybų darbą. Ir Artūras Paulauskas, supratęs šios informacijos svarbą, ją pasidalino su Seimo seniūnais, kurie nusprendė sukurti Seimo komisiją skirtą ištirti VSD išvadas. Seimo seniūnų posėdžio išvadas dar tą patį vakarą Artūras Paulauskas pateikė Rolandui Paksui, kuris, bandydamas užbėgti įvykiams už akių, netrukus pasirodys laidoje Panorama ir rėš, jog prieš jį yra rengiamas sąmokslas. Pažymų paviešinimas, nepateikus jų prezidentui, gali būti įvardytas kaip sąmokslas. Dar kartą atsiriboju nuo visų šiandien mestų bandymų susijęti mane su nusikalstamu pasauliu. Esu tikras, kad netrukus visi šios istorijos užsakovai bus įvardyti. Visgi po didžiulio spaudimo Paksas buvo priverstas atstatydinti didžiąją dalį savo patarėjų. Tačiau tai jau nebesustabdė Seimo, kuris jau ruošiasi didžiausiam teisinės valstybės išbandymui. Taip pat, šiek tiek atsukant laiką atgal, Naujosios sąjungos frakcijos narys Viktoras Uspaskichas įkuria naują politinę jėgą – Darbo partiją. Palaiminimas ir ramybė, tegul nužengia ant jūsų visų ir visuomet pasilieka. O ar galima biškį pagėdoti? Per daug metų ši partija taps labiausiai nusipelnėse politiniams memams. Tačiau šiuo metu ją dar niekas nežiūri rimtai. Tačiau prasideda meilės ir neapykantos istorija tarp dviejų heteroseksualių vyrų – Artūro ir Viktoro. Buvę bendražygiai išsiskiria savais keliais. Bet galbūt dar jie susitiks. Tačiau jau metų gale dėl absurdiško kiekio pažadų Darbo partija reitingų lentelėse šauna į viršų. Ir tai suneramina Algirdą Brazauską bei Artūrą Paulauską, kurie jau kitų metų sausio 13-osios kalbose kalbės apie populizmo grėsmę Lietuvai. Praeitų metų gruodį Seimas konstatavo, jog Paksas yra pažeidžiamas ir pradėjo inicijuoti apkaltą, kurią paksininkai visais būdais bandė sustabdyti. Paksas vėl pradėjo vykti susitikinėti su rinkėjais ir bandyti įrodyti savo tiesą, kaip pavyzdžiui, kad tarp jo ir Jurijaus Borisovo nebuvo jokių kompromatinių sutarčių. Aš galiu pridėjęs ranką prie širdies pasakyti, jokių sutarčių, jokių susitarimų, jokių įsipareigojimų aš neturiu, neturėjau ir nesiruošiu turėti. Vienintelė problema, jog pats Borisovas vėliau patvirtino, kad tokia sutartis egzistuoja. Была такая договоренность? Конечно, была. Ir bendrai iki pat balandžio vyko įvairūs protestai, kurie svyravo ties riaušių riba. Kuriuose gimė ir turbūt žinomiausias politinių memų video. Paksa geriausia, nes viską pas Dievą gali. Įvairiems politikams buvo siūlomi postai už palankų balsavimą Pakso atžvilgiu apkaltoje,
o kitiems buvo grasinama. Aš sutikau tuometinį prezidentą Rolandą Paksą Seime ir mes pasikeitėme nuomonėmis. Aš jo paklausiau, kaip jisai mano apie situaciją, o jis paklausė manęs, ar aš nebijęs dėl savo padėties ar panašiai. Aš pasakiau, kad aš neturiu ko baimintis. Ir tam kontekste buvo suprasta, kad yra tokių dalykų, dėl ko galėtum baimintis. Vyko įvairios apklausos ir posėdžiai. Ar jūs sulaukėt Rolando Pakso skambučio, jam dar nedavus priesaikos kaip Respublikos prezidentui? Kovo gale Paksas pagaliau išdrįso atleisti savo patarėją Jurijų Borisovą ir apie tai išleido video blogą. Tačiau energija jau buvo nebe ta ir akyse jau blėso ta sena ugnis, kuri taip buvo sužavėjusi lietuvių širdis. Neįvertinau ir mane parėmusio Jurijaus Borisovo. Rinkimų kampanijos metu nespėjau pažinti šio žmogaus. Neįžvelgiau, kad už šio verslininko deklaruotų kilnių siekių, paremiant mane padėti visiems Lietuvos žmonėms, greičiau išbrišti iš vargo. Balandžio 1, likus 5 dienoms iki balsavimo dėl apkaltos, Paksas pasikvietė žurnalistus į prezidentūrą, iš ko gimė šis keistas reportažas. Po maždaug valandą trukusio pasilinksminimo prezidentas šiandien atsakė žurnalistų klausimus. Tiesa, jam teko raminti pagelbėti jam nuolat bandžiusią patarėją Vitalę Vinickienę. O ką reiškia šitas ožys, kuris sudeginamas? Ožys? Atpirkimo ožys? Skaityk žodį numeris 1, atpirkimo. O ką atperkat? Ką? Ką atperkat? Ką atperkam? Žiemą, buvusią tamsą sniegą. Seimo narių nuodėmės. Šiandien teismas užšvelnino Borisovui įkardomąją priemonę, namų areštą. Ar jūs ir toliau žaisite tenisą su Borisovu? Ne, nežaisiu. Kodėl? O dar pasakykit, kaip konstitucinio teismo sprendimai. Manau, kad tai yra netikslu. Kodėl netikslu? Kas netikslu? Todėl, kad argumentų nėra. Nėra tų argumentų dėl šitų 3 kaltinimų. Jūs ginčijat konstitucinio teismo sprendimą? Aš visą laiką sakau ir kiekvienoje salėje esu sakęs, kad konstitucinio teismo sprendimas yra galutinis ir neginčiamas, bet nuomonė, mylėjai mano, net ožė suderinimus. O kaip nekalbėkit taip rimtai. O prezidentė neatsistatydins iki apkaltos? Ne, vaikeli, ne. Tai prezidentė, ar susitikinėsit su Borisovu, kai jam leis? Vaikeli, aš tau pasakiau, ar jūs iš pirmo karto nesuprantat? Geros dienos. Ir tada atėjo lemtinga diena, balandžio 6, kur Seimas Paksą išbalsavo namo iš prezidentūros. Ir taip, demokratiniu ir teisiniu keliu baigėsi Pakso odisėja. Iškart po apkaltos rusų žiniasklaidos apklaustas Jurijus Borisovas apie savo dar ką tik buvusių bendražygį Paksą atsiliepė taip. Aš jį pažįstu kaip savo 5 pirštus, geriau nei jis pats save. Jis silpnas ir gyvenime nei vienoje pareigybėje nieko nepasiekė. Kaip verslininkas jis buvo nesėkmingas. O įrašytose telefono pokalbiuose Jurijus Borisovas Paksą pavadina politiniu lavonu. Я не знаю, как с ним разговаривать, Понимаешь, потому что я должен сейчас все это придать гласности, сказать, что Роландос вот такой, а эта сфера вот такая, завтра что должен сделать. Все, это уже не президент, понимаешь, трупно. Šis Jurijaus Rolando Pakso apibūdinimas lietuvių atmintyje išliks iki šiol, o terminas politinis lavonas tas Rolando Pakso sinonimu. Galbūt šioje mano Rolando Pakso odisėjos atpasakojime nebuvo tiek daug memų, bet manau ši informacija padės geriau suprasti apskritai, kaip Rolandas iš perspektyvaus politiko tapo politiniu memu. Taigi, Lietuva išsigelbėjo iš rusiškos įtakos ir populizmo ir dabar galės gyventi ramiai. Gera vieta ilgai tuščia nebūna. Vos pasibaigus Pakso skrydžiui, Viktoras Uspaskich tampa rusiškos įtakos ir populizmo veidu, o jo valdoma darbo partija reitingo lentelėse yra pačiame viršuje, o rinkimai vyks jau spalį.
Balandžio 30 dieną, likus porą valandų iki oficialaus įstojimo į ES, Lietuvoje vykdama Nušvieskime Lietuvą akcija. 22:40 visas šviesas nukreipkime į dangų. Paverskime Lietuvą šviesiausią naujosios Europos valstybę. Istorinę datą švenčianti Lietuva buvo matyti net iš kosmoso. Tai užfiksavo daugiau nei 800 km aukštyje skridęs karinis Jungtinių valstijų palydovas. Šitaip šalis atrodė antradienio naktį. O štai taip vakar, likus mažiau nei 2 valandoms iki narystės. Miestai ir regionai nušvito galingais prožektoriais, šventiniais saliutais, ryškiau nei paprastai nušviestais pastatais ir gatvėmis. O gegužės 1, jau įstojus į ES, nacionaldemokratai surengė alternatyvią akciją Šiauliuose. Aktyviai prieš Lietuvos stojimą į ES pasisakantys Šiaulių nacionaldemokratai tarptautinės darbininkų dienos proga surengė eiseną bulvaru. Eiseną vedė Europa, kurie į kairę ir į dešinę dalino pinigus. Po žymių politikų kaukėmis pasislėpę vyrai nešė karstą, o žiniasklaida pasivadinus moteriškė skandavo euroskeptiškus šūkius. Vieni žmonės išvydę eiseną plojo ir pritarė nacionaldemokratams. Jums geriau pasidarė šito Lietuvoje gyventi. Dabar tie patys agituoja, kad eis į Europą. Ar jūs džiaugiatės to Lietuva? Klausykite, aš jos visus velniop siunčiu. Tačiau dauguma arba visai nekreipdavo dėmesio, arba likdavo nepatenkinti eiseną. Provokatoriai gėda jums! Gėda! Ir vis dėlto tai tebuvo keliasdešimt marginalų. Ir lyginant su prieš tai vykusią akciją, tai tebuvo visiška mažuma. Ir dar kartą įrodė, kad absoliuti dauguma lietuvių palaiko Lietuvos integraciją į ES. Su šia gaida jau birželį lietuviai pirmą kartą rinko atstovus į Europos parlamentą. O šios rinkimus nušlavė Darbo partija, surinkus 5 mandatus iš 13. Na tikrai pasiuntėm geriausius pirmam įvaizdžiui. Tačiau tai nebuvo vieninteliai rinkimai vykę birželį. Lietuvai reikėjo išsirinkti naują prezidentą, o kadangi laiko pasiruošti buvo nedaug, vos 5 kandidatai dalyvavo rinkimuose. Taip pat bandė kandidatuoti ir Paksas, bet niekas jam neleido to daryti. Antrame ture įveikęs Danutę Prunskienę, antrą kadenciją laimėjo Valdas Adamkus. Grįžtame prie svarbiausios šių metų temos – Seimo rinkimai. Brazausko socialdemokratai ir Paulausko Naujoji sąjunga susijungė į koaliciją, bandydami atsverti Darbo partijos įtaką. O socialdemokratai net sukūrė specialiai nutaikytas prieš Darbo partiją reklamas. Kelio dėl takelio. Taip pat į Seimą vėl bandė veržtis pikti paksininkai, tačiau energija jau buvo nebe tokia, finansiniai šaltiniai buvo jau dingę, o ir Paksas pagal teismo sprendimą negalėjo priimti priesaikos, kas reiškia automatinį nepatekimą į Seimą. Į Seimą vėl bandė patekti Vytautas Šustauskas, bet visiems populistams buvo sunku kovoti prieš naują tautos gelbėtoją – Vikcarą. Kaip jūs taip greit padarėt? Kai yra gera komanda, kurią gali pasitikėti, tai viskas vyksta greitai ir užtikrintai. Matot, kaip aukštai. Darbo partijos. Vikcaro rinkiminė kampanija buvo labai paprasta. Viskas, kas gerai, padidinsim, o viskas, kas blogai, sumažinsim. Ir ši rinkiminė kampanija labai puikiai suveikė tautos gretose. Debatuose Zuokas susitiko su Uspaskichu ir čia yra puikia proga pamatyti tą charizmatiško populisto grožį. Jis 1,5 kartų buvo Kėdainiuose ir sako, kad viską žino. Klausykit dėmesingai, ponas Zuokas. Investicijas, aš nežinau, už kiek jūs perkat įstatymus arba parduoda, čia jūsų reikia. Patirčių daugiausiai turi liberal-centristų partija. Toliau einam. Kad gyventojams šilumos. Taip pat debatuose dalyvavo ir Šustausko Lietuvos laisvės sąjunga. Vasiljeva, Jolanta, taip pat universiteto darbuotoja
Klaipėdos Žiukienė, Lakūnas Žerolis, Darbo partijos atstovas, kuris pamatė, kas do partija iš jos išėjo ar neišėjo, nežinau. Šitas tęsiasi 3 minutės. Kaip ir tikėtasi, Darbo partija nušlavė rinkimus su 39 mandatais. Antroje vietoje liko Brazausko ir Paulausko koalicija su 31 mandatu, toliau liko nubausti konservatoriai su 25 mandatais, o pikti paksininkai liko su 11 mandatų. Taigi metų gale Brazausko ir Paulausko koalicija išėjo į koaliciją su Darbo partija ir taip Lietuva gavo naują valdžią. Paulauskas ir Brazauskas išlaikė savo postus, tačiau ministrų kabinetas pasidabino darbiečiais. Štai taip Lietuva atrodė dešimtmečio viduryje. O sekančiame vaizdo įraše apžvelgsime, iš ko Lietuvos politiniai memai bei satyra gyveno antroje dešimtmečio pusėje.